Labdien. Labą dieną. Labdien, čia ir Anton Zaičkovski, Latvijos Rygos čempionato pirmas vietas laimėtojas. Kalbės pusę latviškai dėl to, kad Vilniuje ir Lietuvoje jis liko antras. Tai dabar paklausti, tai ar... Turnyrė liko antras. Ir Sadicko turnyrė, tai bet Lietuvoje antras, tai nešnekysime apie Lietuvos čem. Ar šiais metais norės tapti vėl Rygos Latvijos Žirgsgal čempions? Žirgsgal čempions šiais metais nedarė kultūrizmo, todėl kad kultūristų neturi matomai, tik darė klasikinį kultūrizmą. Na, tai viskas aišku, dėl tų ir Latvijos čempions atėjo ir nugalėjo. Tai Lietuvos čempions. Tai šiais metais, žinai, kaip čia, neakivaizdiniam, žinai, pasirodėme aš pirmas tenais. Tai taip užsivarė dabar Lietuvos čempui, gerai? Stengiuosi kuo geriausiai. Bet atsispaudimus darė? Atsispaudimus, prisitraukimus, varškė makaronai. Varškė makaronai, pristupimai darė? Prisitupimai, bet su mergaitėm. Su mergaitė pristupimai. Ir kardija su mergaitė. Kardija jo irgi. Kardija svarbiausia. Kardija svarbiausia. Matosi, veids tai padžiūva. Ne, tai žandai dar yra, na. Žandai yra? Jo. Dar yra kur mes? Jo, dar dantų nesimato per žandus. O parodė, kas čia pas jūs? Čia kažkas tai su pilvu pasidarė, na. Čia bėdas, kažkokios bėdas. Ar jūs matėt, čia žarnas lenda? Čia kaulai ar kas čia? Kaulai. Bet taip dažnai būdavo? Nedažnai, bet kai varžyboms ruošios, tai dažniokai, na. Supratau. Nu tai taip, šnekėm su Rygos čempioną, tikėkimės ir šiandienos čempions, ne bus? Jo, aš tikiuosi. Savickas, tai linkime jam tapti šį vakarą čempions ir kitas interviu bus lietuviškai, o ne latviškai, taip? Labdien. Labą. Su mumis šiandien yra Sokolov Jevgenis. Ir šiandien dalyvaujant jis kultūrizmą. Jo. Nu gerai, ne p***rūta, tugi iš Panevežėsi, ne? Jo, ne, aš iš Aukštaitijos. Iš Aukštaitijos? Nu gerai, Vilniovskis. Karoči, yra toks dėlas, aš iškart, jisai rovnas patsakas yra ir aš dėl to su juo normaliai šnekėsiu. Karoči, kaip ruošiais? Kaip ruošiausi? Ruošiausi, buvo sunku, bet ruošiausi kaip? Daug kas padėjo. Buvo sunku, kaip ir sakau. Padėjo, ta prasme, tavęs padėjo? Ne, nepadėjo, daug kas man padėjo. Ta prasme, padėjo ar padėjo? Padėjo patarimais. O daug kas buvo šiaip padėjęs? Ne, padėjęs tai aš nežinau, žinai, aš nekreipiu dėmesio į tos, kurie padėjo, nes aš ant jų pats dėjęs, žinai. Tai čia patsanska logika, tai kaip dėdien visų, tai... Taip, aišku. Bet žiūrėk, atsispaudimus darei? Jo, žinok, ir atsispaudimus, ir pristraukimus, anglikai greitai nedirbau. Svarbiausia, vieną mažą gantelį daug kartų kilnojau. Niekada nesitampau, didelių svorių nekeliu, žinai. Tai tu, žodžiu, tos rožinius nusipirkęs tokius po porą kilogramų, ne? Jie labai tokie, žinai, ir seksovai atrodantis, ir gerai prie rankos limpa. Ir taip, žinai, staliai sportuoja ir paničkus žiūri, taip, žinai, tave. Jo. O būna kartais gantelių pritrūksta, namie sausainių paėmų pakilnoju. Bet tada suvalgai, kai iš karto atstato? Ne, aš jo pakilnoju, reiškia sudeginu, suvalgau ir atstato. Ir va tas, kad tu suvalgai, tai gali prilipdyti čia ir va. Tai dabar žiūrėk, tu paimi du sausainius ir sujungi kažkaip, tai kaip gantelius? Ne, aš net neišpakuotai pakeliu, kad biškai sunkiau būtų, žinai. Bet pampinė, ne? Jo, be pampindamas atsikandi, žinai. Ir lengvėti. Jo. Dropsetas. Jo, čia gaunasi dropsetas geras. Damušimas raumens. Eidai, papasakok apie šitą metodą sausainių. Sausainių metodą? Važiuoja, nusipirki Maksimą ir valgai. Toks ir metodas, be kilnuodamas. Tai čia ir padėjo jums, kada jūs važinėjot praeitą sezoną dalyvavo, tai čia tai ir buvo. Būtent taip. Cookies dropset sistema, jo? Jo, arba Milka. Milka irgi, ne? Aš tai karts nuo karto supersetindavau. Cookies dropset su Milka dropset, žinai. Ir labai gerai, žinok, vieną naudodavau, žinai, tokį kaip raumens atstatymui, kitą kaip energiją, žinai. Tai vat cookies būdavo, reiškia, ten daugiau baltymų, žinai, raumenį atstatydavo, o su Milka daug šokolado energijos duodavo. Nuotaiką pakeldavo, žinai, viską. Supratau, tai mes pamatysime rezultatą. Taip. Tai va, hebra, pabandykit drops cookie setą, ne? Ir normaliai, ir patsakai iš rajono visi žino, kad tai realiai. Rimtyba chūrai iškart paimut.
Iškart paimu. Nu tai sakau taip, kad ribetos varykit ant sausainių, ant nutelos, ne, milkos. Viskas normaliai bus. Nu užvies pozytę biškį. Einam, filmu. Labą dieną. Labą dieną, labą dieną. Čia Ąžuolinis, taip? Jo, Big D. Big D tai vadina Big Dick ar kaip? Čia galima įvairiai frazuoti. Dabar žiūriu vėl į formą pradedat lyst. Ar tik nepamatysime jūsų Savicko varžybose keliant akmenį? Visko gali būti. Iš tikrųjų, perėjau į Galiūnus dabar ir mėginsiu startuoti Savicko taurėje. Tai žiūrėkit, aš jūsų kaip buvau sutikęs, Mindaugo Maksimui naktį pirkot labai daug arbūzų. Aš pamenu. Tai jūs tada pradėjote treniruotis arbūzus kilodamas, ne? Jo, pradėjau nuo mažų svorio kilnodamas arbūzus. Iš pradžių buvo po 1-2 kg svorio, po to perėjau prie akmenų ir tiesiai po to... Aš dabar atgaminu, jūs tada arbūzus kėlėt, o kitą kartą aš buvau sutikęs, kada jūs kopūstus pirkot. Ai, kopūstai tai jo, buvo... Čia tas jau sunkesnis. Čia jau progresas ir dabar jūs jau perėjot ant akmenų ar dar moliūgus kilojat? Ne, jau viskas, jau akmenis. Kaip sakant, esu pasirengęs dalyvauti šiandieną ir laimėti medalį. Supratau, tai jūsų koks dabar didžiausias priešininkas? Nes mačiau, čia Blekaitis vaikščio ir taip atsargiai jūs žiūrėjo. Na jo, tik tai man to dusulio tokio nėra, tai aš manau, aš jį aplenksiu šiandieną. Ai, šiandien aplenksit. Supratau, nu tai kągi, Deividas Ąžuolinis Dubinas Big Dick pereina į Galiūnus. Nežinau. Taip, kad sėkmės jums Galiūnų čempionate. Jo, parodysim. Sveiki, šiandien tarp kultūristų sutikom Marių Repšį. Jisai matyt irgi ruošiasi ar pumpuoja bicą, aš nežinau, paklausim, ką čia darot, labą dieną. Labą dieną, aš iš tikrųjų ruošiuosi, vaikščiau po šitą nuostabų renginį ir kažkaip išbandžiau save šachmatuose, galvoju, kodėlgi ir nepabandžius čia, žinai, nes esu geroj formai, nieko nevalgiau nei vakar, nei šiandien, negeriau nieko, bet dar galiu, aš tikiu savim ir pabandysiu. Tuoj valeis, nusigrimuosiu, nusidažysiu ir aš manau, parodysiu save gerai iš tikrųjų. Nes prieš tai buvom sutikę jūs prie kovos stendo, tai norėjot kovot, bet kodėl nusprendėt pirmiau bodybuildingą sudalyvauti? Nes aš, kaip sakiau, jau esu mažai pavalgęs ir pageręs, o su kovot aš dar sukovosiu. Nes aš, prieinu prie kovotojų, sakau, nori pakovot? Nes jis sako, ne. Prieinu prie kito, nori pakovot? Sako, ne. Kažkaip jie manęs išsigando, gal aš žinau, ar mano šukuosinis ar ko. O dabar aš, va čia mano rimčiausias konkurentas. Supratau. Matau. Mano rimčiausias konkurentas. Nieko, mes dar sukovosim. Bet dabar, kol nenusigrimavęs esi, tai kai nusigrimuosi, tai tu geresnis būsi. Žinai, aš galvoju, kad aš esu išskirtinis ir pabandysiu nenusigrimavęs. Nu, tai ką tada, linki Mariui sėkmės ir šoks ant scenos šiandien, parodys, kas yra tikras bodybuildingas, nes šachmatuose, kaip žinau, laimėjai. Laimėjau, aišku, nes man lygių nėra beveik. Sutikom klaidžiodami garsų reperį Bill Mill. Bill Mill, jums, kaip suprantu, nesvetimas yra sportas, tai dabar matom jūs prie kultūristų priėjusi. Tai kas susijęs su kultūrizmu? Vakar aš dafiga geriau ir šiandien pachmielas, figienas, tai atėjau pažiūrėti, kai žmonės sportuoja ir mane užveda, motyvuoja pasistengti ir judėti į priekį, žinai. Tai jums šitas kovų renginys padeda nuo pachmielo? Jo, taip. O tai čia kas, jūs čia kavot su brandžiuku? Negaliu sakyti realiai, kas čia yra, nes nelegalu. Jūs čia pats prisipilė? Jo. Gerai, tai kaip sakant, gero renginio Bill Mill. Kada sekantis trekas? Jau greitai, klausykis Iron Video. Gerai, čia buvo Bill Mill. Mane šokiravo, žiūrėkit. Real blink nigga style. Kas čia? Stupimas? Spaudimas ir pusė savo svorio spaudimo. 100 kem, 100 ir 41 kem. O čia? O čia irgi pusė savo svorio spaudimo.
O dar Vytas sakė, kad mašinoje turite, ne? Dar daug, pakankamai. Maišiukų daug, mašinų. Tai ką jūs darysit su šitais, nes jie ir sveria? Kabinsiu ant sienos, kolekcija. Sako, auksas įsipirktuvė dabar gerai, normaliai eina. Ai, pasidarysit žiedus tokius, ne? Real gangsta shit. Sveikinu. Ačiū. Filmuoja? Labą dieną, matau labai smagiai čia sportuojat, kreipat užpakaliuką. Ar galima jūs šiek tiek pakalbinti? I'm from Latvia. Oh, you're from Latvia.